Ar norėtum dabar dripsoti prie baseino Balyje? O gal geriau pakeliauti Australijoje? O gal kaip Žemaitaitis norėtum nulėkti į New Yorką ir pamatyti muziklą Didysis Gatsbys? Skrendu į New Yorką. Gal dar iki Vašingtono nuskrisiu, tai asmeniniai reikalai, asmeniniai darbai ir valstybės reikalai tuo pačiu. Yra žmonių, kuriems nepatinka sportuoti. Yra tų, kurie nemėgsta skaityti. Na, kažkas nemėgsta gaminti, bet turbūt sunkiausiai rastum žmogų, kuris nemėgtų keliauti. Visi svajoja apie atostogas, keliones, įspūdžius ir matyt, kiekvienas turime sąrašą šalių, kurias norėtumėme aplankyti. Tačiau yra toks dalykas, kurį pabrėžė ir Kristina Brazauskienė. Pinigai. Vasara baigėsi tiem, kurie pinigų neturi. Taip. Jeigu neturi pinigų, tai ir kelionės pamiršk. Net tau, Martynai, mėlynas dangus, kaip sakoma. Pamiršk ir tą baseiną Balyje, lauk lietuviškos vasaros ir tikėkis, kad gal pavyks nulėkti iki Baltijos jūrų. Na, okei, nėra jau viskas taip žiauru ir niūru, kaip Brazauskienė mums bando įrodyti, nes yra daugybė pigių kelionių krypčių, nebrangių skrydžių, paskutinės minutės pasiūlymų ir kitų triukų, kuriuos pasitelkę galime keliauti daug pigiau. Ir nereikia būti milijonierium, kad galėtum savo tai leisti. Reikia būti kelionių hakeriu. Travel hacking yra darbas ir menas, kai vadovaujasi galiojančiamis oro linijų, kredito kortelių ir viešbučių nustatytomis taisyklėmis. Naudojasi jomis savo naudai, kad uždirbtum nemokamus skrydžius, apgyvendinimą ir kitus bonusus. Visokias lojalumo programos egzistuoja jau dešimtmečius, tad travel hacking sąvoka visai nenauja. Pirmą dažno keliautojo programą dar 72-aisiais pasiūlė United Airlines. Nors kelionių hakeris skamba šiek tiek grėsmingai ir pavojingai, iš tikrųjų užsidirbti nemokamų skrydžių, nėra labai sunku. Ir nereikia būti išrinktuoju ar turėti kažkokių specifinių žinių. Travel hacking gali virsti netgi hobiu. Vienas garsiausių keliautojų, supratusių, kad iš travel hacking galima išpešti naudos, yra Steve Belkin. Bičiukas dar 2001 metais suprato, kad tarpmiestiniai skrydžiai Tailande kainuoja vos $8. O jeigu dalyvauji oro linijų lojalumo programuose, tau kaupiasi mylios, kurias gali išnaudoti nemokamiems skrydžiams. Todėl vyruks pasamdė 20 tailandiečių, kurie skraidė jo vardu. Visiems keliautojams jis sukūrė paskyras, susiejo jas su savaja ir tvarkė jų užsakymus. Vyruko veikla netgi buvo susidomėjusios valdžios institucijos. Pagalvojo, kad čia tas Belkinas vadovauja kažkokia kontrabandos grupuotei. Užtat darbas davė rezultatą. Jis dar ir šiandien mėgaujasi nemokamais skrydžiais pirma klase. Yra dvi kelionių hakinimo strategijos. Vėžlio ir kiškio. Turbūt prisiminė tą pasakėčią apie vėžlio ir kiškio lenktynės. Tai va, tokios lenktynės pasirodo ne tik pasakėčiuose vyksta. Klasikinė vėžlio strategijos esmė - laikui bėgant po truputį kaupti lojalumo taškus. Tai vadinamas mylias ir taip gauti nemokamus skrydžius ar viešbučius. Pirmas vėžlio žingsnis - užsiregistruoti visose Rewardsų ir Frequent Flyer programose. Pavyzdžiui, kai apsistoji naujame viešbučių tinkle arba skrendi naują oro linijų bendrovę, pasidomėk ir užsiregistruok jų siūlomoje programoje, kad gautum kreditų. O dabar lifehackas. Prieš užsisakydamas viešbutį ar tikrindamas su kokiamis oro linijomis skrisi, visada patikrink to viešbučio ar oro linijų interneto svetainę ir išsiaiškink, ar jie vykdo kokias nors akcijas, siūlančias tau papildomų mylių ar taškų. Užtruksi kelias minutės ir tai nieko nekainuoja. O naudos ilgainiui gausi nemažai. Nes kitas vėžlio žingsnis - būti nuolatiniu klientu. Skraidyti tom pačiom avialinijom, apsistoti tam pačiame viešbučio tinkle ir tavo taškučiai po truputį kaupėsi. Tačiau tai yra lėtas kelias į nemokamas keliones. O norint paspartinti procesą, jau reikės įsitraukti į kreditinių kortelių žaidimą. Kitaip tariant, rinktis kiškio strategiją. Vienintelis būdas uždirbti 10 000 mylių nemokamiems skrydžiams, nesėdint 100 valandų lėktuve ir nesamdant tailandiečių, kurie skraidytų už tave, tai reikia turėti kreditinės korteles, siūlančias premijinės mylias arba taškus. Pavyzdžiui, amerikiečiai gali naudotis American Express auksinę kortelę. Per metus jie kainuoja $325 ir jeigu įsigyji šią kortelę per pirmą pusę metų žmogus suskraido $6,000, tai gauna 60 000 bonus taškų. Na ir tos taškus gali išleisti visokios restoranuose, supermarketuose, kelionėse ir taip toliau. Aš pats beje tokią kortelę turėjau prieš 20 metų, kai dirbau naftos grąžimo platformų ir nors skraidžiau ten po 2 kartus į mėnesį į darbą ir atgal,
Ne velnio šiokių ten pranašumų neišnaudoju, nes visiškai nieko apie tai nesupratau ir nežinojau. Ir nors tokių kortelių ir pasiūlymų užsienyje yra daug, pas mus situacija biški liūdnesnė. Nes pačios kečiausios kortelės, kurias gali išsiimti Lietuvoje, geriausiu atveju tau pasiūlys kokį nors VIP lounge apsilankymą oro uoste ar ten kelionį draudimą. O ten nemokamų skrydžių ar viešbučių jau nelabai. Ir VIP lounge yra super, kai esi pavargęs ir nori ramiai pailsėti tarp skrydžių. Kelionė draudimas yra būtinas, nes taip tu valdai savo finansinės rizikas. Bet palyginus su tomis galimybėmis, kurias turi amerikiečiai, mes dar esam šiek tiek nuskriausti. Nors gal ir gerai, nes nemokamų pietų nebūna. Nes reikia mokėti ir už pačios kreditų kortelės išlaikymą, kad gautum bonus taškų reikia mokėti už kelionės, viešbučius, žodžiu, viskas kainuoja. Norint keliauti, pinigų vis tiek kažkiek reikia turėti. O kredito kortelę išsiimti reikia dar ir padorios kredito istorijos. Todėl kas lieka? Lieka taupyti ir investuoti. Kad pinigai uždirbtų pinigus ir sukurtų tau tokį pasyvių pajamų srautą, kurį galėtum skirti kelionę. Investavime irgi gali būti kiškis arba vėžlys. Kiškis ieško rizikingų, bet greit atsiperkančių sprendimų, tokių kaip investavimas su svertu, kripto, forex, NFT, opcionai ir panašiai. O vėžlys ramiai, be streso, investuoja laiko patikrinus finansinius instrumentus visą gyvenimą. Akcijos, obligacijos, ETF, reitai, dividendai ir panašiai. Mažiau adrenalino, mažiau praradimų, lengviau prognozuojama grąža ir dvasinė ramybė. Man labiau patinka antras kelias, nes kam be reikalo parintis, kai rezultatas ilgainiui gaunasi net geresnis. Aišku, tam reikia turėti vertybinių popierių sąskaitą, kurią atsidaryti šiandien trunka 15 minučių. Aš pats naudojuosi Freedom 24, nes viskas lietuviškai, geras suportas, didelis pasirinkimas ir labai malonus bonus. Apie juos šiek tiek vėliau. Ta patį S&P 500 galima nusėriuoti ir už 50 eurų, ir už 500 eurų. Išmokanti dividendus arba neišmokanti. Na, o dabar apie malonius bonusus. Tie, kas atsidarys ir papildys paskyrą iki balandžio pabaigos, galės gauti net iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų, iš kurių kiekviena gali būti verta nuo 3 iki $800. Čia jau kaip kam pasiseks. Į šio video aprašymą pridedu nuorodas ir instrukcijas, kaip paprastai atsidaryti paskyrą, ir jeigu reikės pagalbos šio klausimu, tai ten pat yra registracijos forma, kurią užpildžius, mūsų komanda su tavim susisieks ir padės. Grįžtant prie kelionių hakinimo. Skrydžiai, o ypač į tolimesnės šalis, dažniausiai sudaro didžiąją dalį kelionės biudžeto. Yra tam tikrų gudrybių, kaip nudžiauti gerus bilietus. Bet pirmiausia, paspaus like ir subscribe mygtukus, nes tai mums padeda pasiekti daugiau žmonių ir tu būsi padaręs gerą darbą. Tai gerai, kokie yra mitai apie tai, kaip rasti pigius skrydžius? Internete, pavyzdžiui, šaknys įleidęs įsitikinimas, kad lėktuvų bilietus pigiausia pirkti antradienį. Kiti galvoja, kad naršant internete kaip inkognita, tipo rasi geresnių pasiūlymų. Nėra jokių įrodymų, kad pirmas ir antras faktas būtų tiesa, bet idėjos geros. Nes aviakompanijos naudoja pažangius kainodaros algoritmus, kad nustatytų kainas ir vykdytų išpardavimus. Nuo ko tai priklauso? Atsižvelgiama į metų laiką, keleivių paklausą, orus, pagrindinius renginius, šventės, paros laiką, konkurentų kainos, degalų kainos ir daug kitų faktorių. Tad kas iš tiesų padeda rasti pigesnius skrydžius? Pasidalysiu žinoma kelionių hakerio Nomadic Matt patarimais. Šitas bičas aplankė virš 100 šalių ir išleido kelis New York Times bestsellerius apie tai, kaip keliauti su labai ribotu biudžetu. Jis sako, kad svarbiausia yra lankstumas kelionės datai ir laikui. Skrydis kalėdiniu laikotarpiu ar prieš kokią nors kitą šventę ar kokį masinį renginį bus brangesnis negu įprastu metu. Jeigu ketini skristi ten, kur skrenda visi, mokėsi daugiau. Nori keliauti pigiau, skraidyk ne sezono metu, ieškok alternatyvių datų, kad galėtum pasinaudoti geriausią kainą. Kuo griežtesni bus tavo planai, tuo mažiau šansų prasisukti pigiai. Pavyzdžiui, dauguma nori keliauti patogiai, išskristi penktadienį, o grįžti sekmadienį. Beveik visada savaitgaliai bilietai būna brangesni. Todėl jeigu ieškai kur pigiau, tai rinkis paprastą savaitės dieną ir tai nebūtinai bus antradienis. Skrydžiai anksti ryte arba vėlai vakare taip pat yra pigesni, nes kas nori keltis paryčiais arba ten skristi per naktį. Pigesnių skrydžių rasi, jeigu lankščiai žiūrėsi ir į kelionės lokaciją. Pavyzdžiui, galbūt negali lankščiai pasirinkti kelionės datos. Esi įrėmintas tam tikrame laiko intervale, bet tau nelabai svarbu, kur skristi. Tiesiog nori pakeliauti. Tokiu atveju ieškok pigiausio bilieto bet kur. Tokiose svetainėse kaip Skyscanner, Momondo ar Google Flights gali pasitelkti paprastus paieškos įrankius, leidžiančius įvestis tavo oro uostą ir pamatyti visas pigiausias kryptis. Įrašyk Everywhere arba Anywhere ir pirmyn. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad dažniausiai pigūs skrydžiai būna prieinami tik ribotą laiką. Paprastai maždaug apie parą. Kitas klasikinis patarimas, jeigu komfortas tau yra netiek svarbus ir gali nors ir stovėdamas skraidyti, rinkis pigias oro linijų bendrovės. Tik čia neapsižioplink su vadinamais junk fees.
mokesčius už visokias papildomas paslaugas. Priority, papildoma rankinė, registruotas bagažas, sėdėjimo vieta. Viskas kainuoja. O pigių skrydžių bendrovės, kaip žinia, iš tų junk fees ir gyvena. Jeigu keliauji ne vienas, neieškok kelių bilietų iš karto. Aviakompanijos visada rodo didžiausią bilietų kainą grupiai. Tad geriau ieškok vieno bilieto vienam žmogui, o papildomus keleivius pridėk atsiskaitimo metu. Dar įdomus hackas, kurį išskiria Nomadic Mat, susijęs su valiuta. Jeigu tavo šalies valiuta yra stipresnė nei tos šalies, į kurią keliauji, bilietus pirk silpnesnėje valiuta. Va, pavyzdžiui, JAV doleris buvo stiprus, o Naujosios Zelandijos valiuta silpna. Šis bičiukas rado skrydį į vieną pusę iš Australijos į New Yorką už $1000. Bet, kai ieškojo tokio pat skrydžio Naujosios Zelandijos oro linijų versijoje, tą patį bilietą rado už $600. Tiesiog bilietas buvo užsakytas kita valiuta. Šis patarimas ne visada pasiteisina, bet pasiteisina pakankamai dažnai, todėl tikrai verta išbandyti. Taigi yra būdai skraidyti pigiau, bet žinau, kad gali keliauti ir praktiškai nemokamai. Na, tik žinoma, gal ne kiekvienam gyvenimo būdui tai tinka. Yra platformų tokių kaip Worldpackers, Working Traveler, Helpstay ir panašiai, kurios siūlo įvairiausių įgūdžių turintiems savanoriams susisiekti su skirtingose šalise gyvenančiais darbdaviais. Veikimo principas paprastas. Tu atvyksti pasavanoriauti, o tavo atsilyginimą maitinimu, apgyvendinimu, ekskursijomis ir kartais skrydžiais. Žodžiu, susitarimo reikalas. Tokią variantą aš tai jau tikrai nesvastyčiau, nes nuvykus į kelionę man mažiausiai norisi kažkam ten nugarą lenkti ar panašiai. Bet jaunimas, Z karta, kuri nori viską išbandyti, nenori sėdėti ofise ir nuobodžiai stumt laiką nuo algos iki algos, šį variantą renkasi dažnai. O tų savanorystės programų galima rasti pačių įvairiausių. Galima dirbti mokykloje, talkinti ekologinis ar meno projektas. Na, jeigu dar ir freelanceris esi, galintis dirbti iš bet kurio pasaulio kampelio. Ir jeigu dar papildomai randi vietą, kurioje gali porą valandų per dieną pasavanoriauti mainais už apgyvendinimą, tai iš viso skamba visai neblogai. Ir čia jau priartėjom prie Nomadic Life koncepcijos. Lietuviškai išvertus turbūt reikštų bastūnišką gyvenimo būdą. O dar populiaresnė sąvoka šiuo metu yra digital nomads. Bastūnai su laptopu. Tie, kurie gauna vakarietišką algą, bet dirba egzotiškose kraštuose, kuriuose pragyvenimas kainuoja centus. Tokį gyvenimo būdą labai pamėgo Britai, o Jungtinės karalystės ekonomikai ši tendencija visai ne į naudą. Kaip skelbia Public First atliktas tyrimas, Didžioji Britanija kasmet praranda daugiau kaip 3 milijardų svarų vartojimo išlaidų ir netenka 320 milijonų svarų nuo bendro vidaus produkto vien todėl, kad Britai su tais savo laptopais masiškai traukia į Balį, Sakartvelą, Tenerife ir kitas šalis, kur sąlygos leidžia ilgai sėdėti ir vargo nematyti. Lietinga gimtinė visai nevilioja, kai galim kiaurą varą mirti baseine, masažuotis ir dar jogą užsiimti. Ir ne tik Britai Balių susižavėjo, nes čia masiškai lekia ir amerikiečiai, ir australai, ir europiečiai. Ir kaigi jie ten veikia, na, pažiūrėkim. What's your name, age, and what do you do for a living? My name's Ethan, I'm 21, and I do OnlyFans growth. Bičiukas augina OnlyFans vartotojų bazę ir vargo nemato. Tokiam gyvenimo būdui populiarėjant, šalis, į kurias vykstama, irgi nesnaudžia. Nerėsi iš kailio, kad galėtų priimti laisvai išlaidaujančius svečius. Atsiranda specialiai įkurtos bendradarbystės erdvės, sporto salės ir privačios sveikatos priežiūros įmonės, skirtas aptarnauti užsieniečiams. Tiesa, viena populiariausių krypčių, Balis, šiandien atsidūrė kryžkelėje. Indonezijos rojus svarsto pakeisti turizmo strategiją, o tai gali iš esmės paveikti ir keliautojų srautus. Valdžios institucijos svarsto sekti Butano pavyzdžių ir dabartinį vienkartinį $9 turistinį mokestį pakeisti kasdienę įmoką už viešėjimą Balyje. Šitaip neva būtų bandoma pritraukti ir aukštesnės klasės turistus ir pažaboti perteklinį turizmą. Tad variantų, kaip keliauti pigiai, tikrai yra, bet turbūt komfortiškiausia yra tiesiog turėti pinigų kelionės. Ir čia sugrįžtame prie to paties. Norint tų pinigų turėti, reikia juos taupyti, investuoti ir įdarbinti. O kokia buvo tavo paskutinė kelionė ir kiek ją išleidai? Galbūt žinai ir daugiau triukų, kaip keliauti pigiai. Pasidalink komentaruose. Sėkmės!